Nu ką, tai prisikalbėjau, kad video bus kas savaitę, bet tiesiog nebuvo laiko, kada filmuoti. Gavosi, kad jau butas yra tokiame stovėje, tai yra jau grindis. Esu išsirinkusi ir jau yra įdėtas potinkinis tualetas ir praustuvai, dar neuždėtos tos galvos, bet uždėtos sistemos, ar kad ir kaip tai vadinasi. Juos aš išsirinkau tiesiog iš senukų, nes vis tiek aš turiu biudžetą šitam projektui ir yra dalykų, kur galiu šiek tiek paišlaidauti ir kur ne. Tai čia tiesiog sudėjom, nes reikėjo greitai, reikėjo čia ir dabar. Parodysiu čia kažkur, pamatysite video, ką išsirinkau, tai bus juodi. Iš pradžių išsirinkau juodus, po to persigalvojau, kad noriu sidabrinių, bet jau buvo labai per vėlu. Bandysiu viską eiti taip kaip pamenu nuosekliai. Pasirodo, šitas namas turi kaimynų grupę. Aš tikrai galvau, kad čia gyvena tik močiutės, tokios, žinot, jau labai vyresnio amžiaus, bet ne, pasirodo, yra nemažai jaunų žmonių ir yra namo grupė, į kurią mane pridėjo kaimynė pamačiusi video. Žodžiu, čia jau siuntė mum ir tarnybas tikrinti, nes pasižiūrėjo mano video, kad griaunasi sienos, bet čia yra mūrinis namas, sienos, sakė, dažniausiai gali griautis visos pačiame bute, bet ne tos tarp butų. Tai buvo atvykęs mano būstas, pasižiūrėjo, pamatė, kad nėra jokių nusižengimų. Tai tada kaimynės pačios ėjo tikrinti, nes tikrai čia tos sienos griaunasi, bet nesigriauna tos laikančios sienos. Čia vadinasi kaip tiesiog remontas, o ne kapitalinis. Nors atrodo tai šitaip. Tada buvau išvadinta mergelė, kuriai nerūpi renovacija, bet man atėjus į to namo grupę pradėjom kalbėti apie renovaciją, kadangi renovacijai, sakė, praeitais metais pritrūko poros balsų, o nuo šito buto aš galiu duoti 3 taip, ne nuo šito, nuo visų 3, kol jie nėra parduoti. Labai greit sujudinom renovacijos klausimą su viena iš kaimynių ir jau yra išdalinti biuleteniai, balsuoti. Reikia patiems nepamiršti pasimti ir prabalsuoti už. Labai šiaip smagu, kad tikrai labai daug namo gyventojų yra suinteresuoti į renovaciją. Sakė, šitų butų savininkai visą laiką duodavo ne ir kadangi čia buvo 3 butai, kurie priklausė vienai šeimai, tai jie tiesiog duodavo 3 ne, o 3 taip, čia labai daug ką keičia. Yra name kažkokia pikta kaimynė, kuri nuplėšė renovacijos visus šitus plakatus. Yra tokių įdomesnių, bet šiaip labai tokia motyvuota namo grupė, labai atrodo šiaip visai faini kaimynai, apart to, kad buvo biški užsipulta. Dėl kaimynų šiaip visai džiaugiuosi. Kaip sunku prisiminti, ko dar nepasakau, nes tiek visko įvyko, nes netesėjau savo pažadą kelti taip dažnai. Jau bute yra grindis, pertvaros, mano vonioje suformuota niša. Viską parodysiu, dar pasivaikščiosim po patį butą. Mano dizainerė Ieva susikūrė Instagramą, aš jums čia jį parašysiu. Jau padarė baldų planus. Tai irgi aš čia viską įkelsiu, paprašysiu, kad man atsiųstų, parodysiu, kur kas turėtų stovėti, kad būtų šiek tiek paprasčiau įsivaizduoti. Jeigu kartais matysi daug dulkių, tai tik dėl to, kad telefonas dabar yra padėtas ant šluotos. Noriu šiek tiek papasakoti, parodyti, kaip čia viskas bus. Tai čia yra televizoriaus siena. Čia bus aukšta spintelė, kaip ir minėjau, įkelsiu planelį. Jinai bus skaidri, nebus plokštės iš išorės. Tą dalyką nusprendėm daryti dėl to, kad butas yra mažas ir ta tamsi plokštė iš išorės apsunkins erdvę. Tai bus tiesiog tokios lentynos ir už nugaros bus tiesiog dažyta siena, taip kaip ir visa siena. Spintelę šitą nusprendėm daryti ant žemės, nekelti į viršų, nedaryti pakabinamos. Man asmeniškai ant žemės atrodo moderniau negu ta pakabinama, nes tos pakabinamos, aš nežinau, man tiesiog atrodo, kad po spintelę yra vieta rinktis dulkiam, tu ten nei kažko pasidėsi, ir man gražiau yra padėta ant žemės. Čia bus telikas, keliaujam į kitą pusę. Pernešiau šluotą į kitą pusę, tai čia bus sofa. Sofa, tarp kitko, jau irgi išsirinkau iš Baldai 1, įkelsiu nuotrauką, tai maždaug galėsite įsivaizduoti, kaip čia viskas atrodys. Grįžom vėl atgal į tą patį kampą, tai už manęs turėtų būti virtuvė. Čia šitoje vietoje turėtų eiti baras. Virtuvė bus toks, kaip nežinau, turbūt rėmelis įrėminta, tai
Čia aukšta spintelė, čia viršui spintelės ir iš šono taip pat aukšta spintelė. Darbastalio bus labai nedaug, nes bus kriauklė. Mažas darbastalis ir plytelė kepimui. Vienas darbastalis bus sala, bet man tiesiog yra tokios gražios, tokios įrėmintos virtuvės. Dėl to ir ta sala čia atsirado, kad, žodžiu, galėtų būti šita virtuvė. Ir kai yra aukštos spintelės, man asmeniškai atrodo, kad daugiau gali susidėti daiktų. Tai net ir sala turės spinteles. Žam butui, man atrodo, čia yra labai geras dalykas išnaudoti erdvę ir kad būtų dar daugiau kam susidėti. Jeigu net neturi tiek daug virtuvės rakandų, tikrai galima salos spinteles panaudoti ir šiaip susidėti dalykėliam. Toliau atkeliavome į mano koridorių. Čia yra dar virtuvės dalis ir čia bus spinta. Jis bus toks šiek tiek koridoriukas, nebus, kad iš karto ateini į svetainės zoną. Toje vietoje dėsim didelį LED veidrodį nuo viršaus iki žemės. Kai kelsiu nuotrauką, kaip tai turėtų atrodyti, man atrodo, jau rodžiau praeitame video. Jeva. O čia bus spinta be veidrodžio. Nežinau kodėl, bet nenorėjau veidrodinių durų ant spintos. Kažkaip šitoje vietoje man labiau norėsi. Čia yra miegamasis. Man labiausiai excited dalykas yra miegamojo duris. Padarėm tokias arkinės ir su veidrodžiais. Spinta stovės čia, tai čia bus lova. Turbūt prasčiausia miegamojo dalis, kad lova bus pristumta prie sienos, bet čia yra labai mažas butas. Arba reikėjo imti mažesnę lovą ir kad būtų galima prieiti iš abiejų pusių, arba didesnė lova, bet pristumta. Tai aš pasirinkau didesnę miegamojo lovą. Bus normalaus dydžio čiužinys 1,60 m ant 2 m, pati lova 1,70 m ant 2,20 m. Įkelsiu irgi kokį išsirinkau lovą. Lova irgi yra iš baldai 1. Ir apie miegamąjį tiek. Tai sakau, šita spinta miegamajam bus toks akcentinis dalykas. Ta lova irgi bus su tais tokiais grioveliais. Tai man atrodo labai gerai viskas susižaistos, tokios švelnios formos. Aišku, svetainės sofa yra griežtų formų ganėtinai, tokia kvadratinė. Bet nežinau, man atrodo, kad ir nebūtina čia dabar viso to buto padaryti apvalaus. Miegamasis bus biški vienoj temai, svetainė biški kitoj. Bet visumoje, man atrodo, labai gražiai viskas atrodys. Ja savęs nerodysiu, nes reikia flashlighto. Čia turėtų būti dušas. Duše padarėm nišą, nes dabartiniam bute yra. Ir tai yra žiauriai patogu. Čia atsiras tualetas. Ir čia bus spintelė. Tai spintelė eis nuo čia iki čia ir į viršų, žodžiu, tokia didžiulė visa veidrodinė. Nes butas yra mažas ir man norisi veidrodžių visur, tam, kad jie didintų erdvę. Ir plus tos spintelės galės atsidaryti ir dar papildomai vietos daiktam. Čia bus praustuvas, bus su 2 stalčiais. Ir labai džiaugiuosi, man asmeniškai labai gražu, kadangi čia bus spintelė, kranas šiek tiek pasislėps po spintelę. Aš nežinau, man čia irgi kažkodėl mano galvoje tai atrodo moderniau. Čia bus aukšta spinta, čia stovės skalbimo mašina, uždaroma ir virš jos bus spintelė. Ventiliacijos angą bandys perkelti į lubas, nes kitaip būtų labai negražu, nes ją reikėtų palikti ir nebūtų galima čia visko apdėti ant baldų. Dar šiek tiek apie plyteles. Tai jau esu išsirinkusi plyteles, irgi įkelsiu nuotrauką. Šitas kampai turėtų būti visi plytelėm. Tualetas irgi apdėtas plytelėm. Šitą sieną labai mažai matosi, tai jinai bus tiesiog dažyta, o grindys bus dar kitos plytelės. Vonios plyteles ir grindis išsirinkau iš Varduvos. Dar tik neišsirinkau spalvos, tai galėsim kartu nuvažiuoti išsirinkti. Mano vieninteliu būdu yra problemos su grindim. Atėjo man, žodžiu, paaiškino, kas čia pas mane nesigavo. Visose butuose pavyko nuleisti tualeto grindis žemiau, bet pas mane ne dėl kanalizacijos nuolydžio. Todėl dabar mano vienintelės bute yra visur lygios grindis. Visam bute, nors vonioje turėtų jos būti šiek tiek žemiau. Kadangi nėra tokio storo vinilo, o aš labai norėjau vinilo, tai pas mane dabar galima dėti arba parketą, arba laminatą, arba dėti vinilą, bet turėti slenkstį tarp vonios ir kitų kambarių, kas neatrodo gražiai.
Aš dabar nežinau, kas man yra svarbiau, ar dėti tą vinilą, kurio aš taip norėjau, ar dėti slenkstį. Dar galimas variantas dėti vinilą vonios kambaryje. Bet aš kažkodėl linkstu prie slenkščio. Nors tai yra žiauriai nemodernu, bet aš žiauriai noriu vinilo ir aš žiauriai noriu plytelių vonios kambaryje. Tai man lieka kelias dėti slenkstį. Aišku, čia būtų galima dar pakelti tas grindis, lieti, bet nėra tiek laiko, nėra butas savam gyvenimui, yra nuomai. Tiesiog neapsikraunam tokiais dalykais. Jeigu dar žiūrėjot video iki šitos vietos, parašykit komentaruose, ką darytumėt. Dėti slenkstį, dėti vinilą visur ir vonioj, dėti laminatą arba parketą. Žodžiu, nesugalvoju pati. Tai šitam video tiek, kitame video jau važiuosim į parduotuves, nors jau praeitam sakiau, kad važiuosim į parduotuves, bet tiesiog pamiršau nufilmuoti senukose, kaip pirkom įmontuojamus dalykus, o daugiau mes čia dėl nieko ir nesivažinėjom. Baldus iš Baldai vienas aš išsirinkau internetu, tai irgi labai patogu tiesiog vakare prie kompiuterio. Ir viskas, iki kito video. Tai rytoj jau važiuoju rinktis plokščių, pasitikslinti vinilo spalvą, pasižiūrėti plyteles. Tai sekantis video turėtų tikrai būti greičiau, nes viską tą planuoju filmuoti jau rytoj. Kadangi mano draugė leido dalintis, tai dar labai noriu parodyti jos butą, kuris yra 28 kvadratų. Kaip protingai išplanavo 28 kvadratus. Wow. Šitą praeisim labai greit. Tai čia tik įėjus yra spinta. Aišku, jinai yra nedidelė, bet čia yra 28 kvadratai. Čia yra miegamasis. Ant šitos sienos bus spinta. Toliau yra vonios kambarys, tualetas, dušas ir čia bus praustuvė. Čia bus labai panašiai kaip pas mane. Čia bus virtuvė. Čia vat, kur matot išlindusius, bus sala. Čia bus televizoriaus zona ir čia bus sofa. Ir visas šitas tiesiog tilpo į 28 kvadratus.